Turime žiauriai galingą nešiojamą kompiuterį, kurį šiandieną pratestuosime ir mums reikia keliautojo, kuris galėtų mums padėti tinkamai pratestuoti. Ar žinot tokį? Sveikutis. Tai turim svečiuose didįjį keliautoją, kaip aš žinau, kaip vadinate, metalinį Tu aukštesnis, tai aš netoks jau didysis. Ne, bet seniai pas mane nėra tokių kiaušų metalinių, kad per Atlantą perplaukti. Tai turim keliautoją, ištikimą Asus gamintojo, fanatiką. Kiek laptopų turėjai? Aš turėjau 5 Asusus nuo savo mokyklos pabaigos iki dabar 26 metų. Tai šitas Asusas bus 6. Kaip jau supratot, šitas nešiojamas kompiuteris keliaus pačiam Aurimui. Šį nešiojamą kompiuterį suteikia mums Asus Baltics, sužinoja, kiek kompiuterių iš Asus tu esi turėjęs ir koks esi ištikimas jų fanas. Nu tai ką jau, išpakuok. Bandom. Paskutinis kompiuteris, kuris man tarnavo, buvo pirktas 2014 metais. Tai čia žiauriai senas. Senas, tai va, jau 12 metų jam. Buvo galingas ir reikėjo man tokio kompiuterio, kuris galėtų man rendinti vizualizacijas, nes aš tuo metu studijavau architektūrą. Aš už jį sumokėjau 5,5 tūkstančio lito. Ir esmė, kad aš net pavedimo negalėjau padaryti, nes buvo apribota, ta prasme, tokio dydžio pavedimai, tai aš tiesiog grinaisiais nuėjau ir nusipirkau. O tu jį dar naudoji? Naudojau tuos visus 12 metų. Iki dabar? Dabar tik tais kartais kažką pasibraižyti ir panašiai, arba Counter-Strike'ą. Užteko? Matai, ekranas tuo metu 60 Hz, tai tu jauti, kad prieš kitus pralaiminėjai vien dėl šito faktoriaus. Wow, geras. Šiaip įdomus momentas, kad aš niekad nemaniau, kad yra laptopų 18 inčų. Antros kalėdos. Tai esamas nešiojamo kompiuterio modelis yra ROG Strix Scar 18 solių G835L ir jo kainą jau turbūt matėjai. Mačiau. Pigiau nei litais, kai aš tada mokėjau. Pigiau nei litais. Pirmas pastebėjimas, kurį atkreipiau dėmesį, tai yra 380 W maitinimo blokas. Tai jau čia praktiškai stacionariam kompiuteryje. Ir ką mes šiandieną darysim su kompu, tai pratestuosim ant kelių tais užduočių, pažaisim žaidimus, ištestuosim nerealų ekraną, trumpai pristatysiu ir specifikacijas ir antroje video dalyje turėsim užduočių. Ekranas. 18 colių, 240 Hz, praktiškai 1440p rezoliucija, šiek tiek aukštesnė, nes yra ratio ne 16:9, o 16:10. Turim 100% DCI 3P spalvų atkuriamumą, tai iš principo tu su šituo nešiojamu kompiuteriu, jeigu norėtum kurti filmo lygio spalvų korekcijas, kažką, ką tu, pavyzdžiui, galėtum daryti su filmais, tai drąsiai jisai tau tai leistų daryti. Faktas. Turbūt daugiausiai sužaisi CS-u. Jo. Tai 240 Hz tikrai bus per akis. Kalbant apie vidinę geležį, tai yra Ultra 9275HX, RTX 5080, 2 TB ir 32 GB RAM. Tai galiu pasakyti, žinok, ekrano spalvos nerealios. Žaidimų netestavau, nes noriu, kad tai padarytume kartu. Tai pirmoji užduotis, prieš pradedant testuoti žaidimus ir ekrano ir vaizdo plokštės gerumą, protestuoti procesorių kompiuterio kaitimą. Tai mes įsijungsim Cinebench'ą. Daugelis žmonių mane kreipęs dėl tos pačios laptopų problemos. Žiūrėk, kaista. Tai nereikia pirkti nešiojamą kompą, visada sakau, bet, iš tikrųjų, tu pasižiūrėk. Procesorius suryja iki 150 W, kas yra turbūt tiek nematęs, kad procesoriai laptopose rytų. Tai yra labai daug, labai karštas, bet jeigu pas tave namie bus šalta, tai greit susišildys. Kaip garsas, ar labiau užė negu senas? Tiek pat. Tiek pat. Sakyčiau, kad tiek pat. Bet kol kas galiu turbūt, net ir nešiojamas kompiuteris, žinau, kad įjungtas yra turbo režimas, daug srovės. Bet Ugniau, turbūt, kadangi tu esi tas žmogus, kuris tiek testavo nemažiau nešiojamų kompų negu aš, jisai pakankamai tyliai dirba. Šiaip jo. Nes tu man, kai sakei, kad ruoškis jau tam triukšmui, tai nėra kažkas tokio. Mes kitų modelių gamintojų testavom, kurie turėjo identiškus specifikacijas, bet aišku, temperatūros, kaip matai, procesorių. 94 laipsniai, 100 laipsnių. Wow. Virimo temperatūra. Taip, tai jau kai atsibos, kiaušinienę galėsi. Tai aš iškart matau, kad visas karštis ir yra radiatorių gale. Kaip mato, dar vienas išskirtinis dalykas, tai dizainas čia.
kurį galėsi pats pasikeisti. Kalbant apie USB jungtis, tai turim 3 Type A, 2 Type C, HDMI ir interneto. Ko žinai, aš pasigendu? Šiek tiek daugiau jungčių. Tokiam kompe norėtųsi micro SD kortelės. Jo, ir ne tik mikro, bet ir SD kortelės. It is what it is. Tu vis tiek, kiek suprantu, dirbi pagrindę su Apple. Jo, visas, sakykime, keliavimas, montavimas jau paskutinius 5 metus vyksta su Apple, o kai grįžtu į Lietuvą ir jau turiu truputį daugiau vietos ir netaip jau migruoju, tai man šitas yra ok. Pas tave kuris? Pro. Pirmas, net ne Pro. Tai jeigu tavo tiesiog paprastas M1, šitas procesorius yra galingesnis net 4 kartus arba 400%, matai? Jo. 500 taškų surinkęs paprastas M1, čia 2000. Tai testas eina į pabaigą, tai kol kas, blemba, žinok, Tas ir laikosi. Aš mėgstu pavaryti ant nešiojimų kompų, bet turint omeny, kad nešiojamas kompiuteris, vis dar išlaiko, galima sakyti, aukščiausius taktinius dažnius, ryja srovės tiek pat, kiek ir iš pradžių, net ir palaikydamas 100 laipsnių temperatūrą. Garsas ne per didelis. Ne, gali būti kambarį. Asus ir aš noriu tokio nešiojimo kompo. Siūskit 2. Man patinka maži laptopai ne dėl to, kad jie kompaktiški. Aš greičiau ant jo montuoju. Tu vis tiek mažiau stumdai pelytę ant mažiuko ekrano negu ant tokio. Gerai. Turim antrą užduotį. Reikia mums parodyti vaizdo plokštės galią ir ekrano gerumą. Taigi, pradėjom žaisti Doomą. Aišku, jungiam frame generacijas ir kitas Nvidia's technologijas, kurios leidžia išspausti daugiau FPS. 220 FPS vietoj 60. Kaip ekranas? Žiauriai smagiai. Ką esu girdėjęs, kad kaip ir akį nuo 140 Hz, kaip ir jo akis nelabai mato. Bent aš tą girdėjęs. Tai jau yra 100, ne? Tai sakykime, nuo 100 kem ir 200 kem yra akiai skirtumas? Mažas, bet nuo 100 kem iki 300 jaučiasi. Jaučiasi, ne? Taip. Supratau. Taigi protestavom nešiojamą kompą, įspūdį paliko net man. Antroji video daly tu turi išsirinkti ir periferiją, kurios tau reikėtų prie tavo nešiojamo kompo, nes mačiau turi. Taip. Tai dabar išsirink savo labiausiai patinkančią periferiją ir kai išsirinksi, pristatysiu užduotį. Pagaliau išsirinkai ir pristatyk žmonėm, ką gero pasiėmei. Šiaip visos tikrai neblogos, bet mano maža ranka ir trumpi pirštai. Jinai plati ranka, bet trumpi pirštai, tai man svarbu, kad pelytė nebūtų per didelė ir čia labai patogiai nykštys įkrenta, tai liksiu prie šitos išsibandyti šiandien. Ir šitos ausinės, klausė žentelis, kas smagiau, guma ar medžiaga. Tai visgi gal sakyčiau, medžiaga maloniau priglunda, gal labiau tą garsą izoliuoja nuo visko, tai pabandysiu šitą variantą. Ausinės iš BR Dynamics pas mus yra realiai geriausias ir turbūt vienas rimčiausių brandų šiai dienai, ką galima gauti rinkoje. Tai pasiėmė rimtus daiktus. Tai kadangi jau įsirinkai visą periferiją, pristatysiu anksčiau minėtas užduotis, tai mes turėsime varžytis dviejose užduotise dėl šitų dviejų daiktų. Jeigu laimėtų, pasimsi ir periferiją. Jeigu laimėsiu aš, turėsiu nusipirkti. Deal? Pirma užduotis bus Counter-Strike'as. Bet mes vienas prieš vieną? Taip. Visiškai dar įtengruosi botų? Ne, visiškai. Map'e. Ir antra rungtis GeoGuessr. Gerai. Tai aš manau, kad ant vienos iš jų bent kažkiek turiu galimybių ant CS'o. Ant GeoGuessr, tai man praeitą kartą nors ir laimėjau, labiau pasisekė. Nu čia vabank. Vabank. Gerai. Einam kovot. Varom. O, neatleisiu. Į klaviatūrą. Random, visiškai random. Nereik man bėgti. Eis! Vieną nušoviau eis. Oi! Ausinės artėja. Iš tiesų tai brangiausias žaidimas, iš ko esu žaidęs. Kiek tos ausinės kainuoja?
Negirdi net. Ką sakai, geras žaidimas? Nesakau, pirmas žaidimas, kad iš tiek žaisčiau. Nu, turiu mintį sumos. Kiek tos ausinės kainuoja? Daug, per daug, 200. Tai va, apie ką eina kalba. Lemba. Susikaup, Kauri. Mačiau šešėlį. Čia jau laukiau. Šešėlį Čia jau matei? laukiau. Dar žaidžiam iki 10, ar jau galim skaityti defeatą? Ne, dabar nesikeičiam? Keičiamas. Nu čia buvo kvaila, labai kvaila. Nu, kaip čia. Sausai. Sakiau, kad tu geriau žaidi. Aš negalėjau pasakyti, ar geriau, ar blogiau. Bet labai nenoriu pralaimėti ausinių, aš tau taip sakau. Sio. Ainenas. Sio, 20 raundų. Sakau, silpnas čia aš. Tai tu nesilpnas, tu turėjai ilgą laiką blogą įrangą, o dabar turi rimtą įrangą. Bet teoriškai po blogos įrangos man dabar turėjo geriau jaustis. Čia mane ant karšto prigavai. Gerai, antroji užduotis. Antroji, gerai. Geogeseris. Varom. Varom. Taisyklės, aš manau, mums užteks minutės, ne? Spėliojam, ką spėliojam? Ne, pasaulį. Pasaulį. Raundų kiek? 7 padaro. Gerai. O ko šį per kaimas? Tu arčiau. Gerai, man jau patinka, kur mes einam. Aš žinok, nuo paskutinės mūsų dvikovos taip ir nežaidžiau, jeigu ką. Aš gal tik kartą. Nuojauta jau, kaip sakoma, yra, manau ir tu jau. Kur spėjai? Labai arti. Žymiu. Ai, buvau pažymėjęs. Kodėl tu Jordanė galvoji, kad čia yra? Ne Jordanė, bet man čia prie arabų buvo kažkas tokio. Galėjau daug taškų pasimti. Pasirodė Šri Lankos raštas. Čia gali būti ir klystų. Blemba, jaučiu klystų. Taip. Svarbiausia, mačiau, kad HK buvo parašyti ir aš galvoju, nuo kada Japonija HK. Jo. Bet raštas išdavė. Vaizdas tai gražus. Gražus, bet mažai pasako. Numanau, bet, žinai, čia gali manyti nenumanęs. Blemba, čia tie regionai, tiek daug tokių panašių. Galvojau, kad Rumunija. Aš mačiau Rumunijos vėliavą ir tos lygumos tokios, žinai, kaip būna viršuje. Blemba. Jaučiu, ne? Nu, Aurimas dabar jau vejas. Pala, paskutinis raundas? Jo. Nu, davai, kažką tokio. Nu, aišku. Klasika. O, viskas. Nu ką? Sausai. Nu, blogiausiu atveju išeini su laptopu. Jo. Ta prasme, nėra to blogo. Šis tas. Kas neišeitų gerą, tai ką? Nu, laptopą protestavom, parametrai geri, tikrai išskirtinis daiktas, brangus daiktas. Tai manau, tau tarnaus Asus dėka dar 6 įrenginys iš Asuso dar 14 metų. Iki 7 toli, manau, bus. Turi kur tobulėt, aš irgi. Tai turbūt čia nedaug žodžiausim, nu, žiūrovam padėkosim, kad žiūri. Geras daiktas, reikės daugiau ištestuoti. Tada galėsiu daugiau pakomentuoti, o šiaip jo, ačiū Asus už 7 dovaną. Ne, visi 5 laptopai buvo pirkti ir naudoti pilnai, tai manau, kad šitas irgi įsitras. Ir viskas, visiems ačiū publika, kad žiūrėjote, tikiuosi video patiko, laukit kitų mūsų video. Iki. Čiau.